Garbė Jėzui Kristui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę tokią džiugią malonę, buvo suteikęs jai Dievas, džiaugėsi kartu su ja. 8 dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zacharijų. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet kad niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjusi tai širdis ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko? Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. Girdėjote Viešpaties žodį? Mes skaitydami šį rytą skaitinį susiduriam su begalė Dievo stebuklų, kurį jis padaro veikdamas per mus. Vienas iš jų Elzbieta pagimdė, būdama vyresnio amžiaus, pavadino vaiką Jono vardu, visi nustebę, visi nežino, ko laukti ir nesupranta, kodėl. Ir mums dažnai gyvenime tai būna, kad kažkas įvyksta ir mes nežinom, kodėl tai įvyko. Kartais mes nenorim to priimti, kartais nesupranta, ar tai man skirta yra. Bet vieną reiktų atsiminti, kad Dievas visada veikia mums ir per mus tam, kad mums būtų geriau, tam, kad mes būtume laimingi. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną, paskutinę Advento dieną, mes čia susirinkę, dar galim pabūti kartu, dar galim nudirbti paskutinius darbus. Ir šįryt pagalvojau, kad man tai tikrai, jums nežinau, bet dažnam žmogui, kaip ir studentui prieš egzaminą, visada trūksta vienos dienos arba vienos nakties kažkam padaryti. Taip galvoju ir man. Lyg tai dar trūksta vienos dienos, lyg tai dar kažkas nepadaryta, dar nepasiruošta šventėm, dar norėčiau nueiti kažkur, dar norėčiau pabūti, dar trūksta. Bet aš galvoju, kad yra vietos dar kur pasistengti, kad yra dar laiko, daug metų. Aš jau nekalbu apie šiuos metus, apie šią vieną dieną. Ir aš tikiuosi, kad jums pavyko per šį Advento laikotarpį pabūt su savim, laukti Jėzaus atvira širdim, laukti ateinančio, laukti švenčių, laukti buvimo su šeima. Ir kad linkiu visiems, kad tos šventės būtų tokios, kokių jūs norit, o jos bus tokios, kokius jūs jas susikursit. Ir kokį mes pamatą padėjom per visą Advento laikotarpį, tai yra mums labai svarbu. Kristui, ačiū labai už paskaitimą ir įžvalgas, verčiančias susimastyti. Iš tikrųjų, galbūt pirmiausiai turbūt šiandien reikia uždegti 4. žvakę, ne? Šiandien neturim dvasinių vadovų. Ir šiandien, ką dabar daryti? Ar aš pati gal uždegsiu, jei jūs neprieš žvakę ir kažkur lėktukus ir tiesiog mes paskui paskaitysim trumpai. Ir manau, kad bus atliepimas į tą 4. žvakę. Šiandien mūsų tas žodis tarp mūsų, kuris tikrai, manau, prasmingai, kaip ir pradėjau įžvalgą daryti, pratęs mūsų įžvalgą. Taigi, paklausykime, kągi sako šiandien žodis tarp mūsų. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Klausimas mums,
ar kada nors bandėme visą dieną net neprasižiūrėti. Mes turbūt bandėm šiek tiek rekolekcijose, bet nežinau, gal kas yra išbandęs, bet tai yra sudėtinga turbūt. Sunku toks. Iš tikrųjų, dar kitas klausimas. Išties yra labai sunku. Ypač pasaulyje, kuriame nekalbantis žmogus laikomas nemandagiu arba apskritai veikiau užmirštamas, tarsi jo nebūtų. Zacharijui netikėtai teko pabūti negiriu. Dievui pažadėjus, kad jo senyva žmona pagimdysianti sūnų, jis nesiliovė klausinėjęs, niekaip negalėdamas tuo patikėti. Ir Dievas jį nutildė iki tol, kol pažadas išsipildys. Taigi Zacharijas turėjo jaustis sutrikęs ir suvaižytas. Pamėginkime įsivaizduoti, koks tas laukimo metas buvo Zacharijui ir Elzbietai. Jie buvo jau įmetėję, ne tokio amžiaus, kokio paprastai žmonės susilaukia vaikų. Ir štai netikėta žinia. Jiems gims kūdikis. Prie šios netikėtos žinios pridėkime kitą netikėtumą. Zacharijo susitikimą su angelu šventykloje. Jo draugai ir šeima turėjo jį tiesiog apipilti klausimais. Bet Zacharijas negalėjo nei pritarti, nei atsikirsti, nei paprastai atsakyti. O juk tikriausiai buvo papratęs kalbėti ir aiškinti. Vargšas Zacharijas, net jį apstojusiems žmonėms, negalėjo liepti eiti šalin, palikti jį nors ramybėje. Veikiausiai jis pats susirado nuošalią vietelę ir tyliai savo mąstė, kas vyksta jo gyvenime ir namuose. Dievas ne tik davė jam su žmona Elzbietą kūdikį, bet ir išsirinko jo vaikelį, kad šis paruoštų ateinančiam mesijui kelią. Atitrūkęs nuo kasdieninio šurmulio, nuo namiškių, Zacharijas viską labai nuodugniai permąstė. Veikiausiai nuodugniau, nei būtų galėjęs kalbėdamas su namiškiais. O kai galiausiai gimė sūnus ir Zacharijui atsirišo liežuvis, jis jau buvo pasirengęs džiaugtis ir šlovinti Dievą už jo neapsakomą gerumą. Poryt yra kalėdos. Šurmulys aplink mus tik kol kas stiprėja. Vargu, ar jis padeda mums artintis prie Dievo. Tad iš visų jėgų pasistengime bent truputėlį tyliai pasimelsti, parymuoti ties šventuoju raštu. Rytoj ryte patiems pasiskaityti, tai dieną skirtą skaitinį. Nurimti, pradėti dieną bent taip. Rytoj švento rašto galite pasižiūrėti, čia prie škirmų darbų, Evangelija, čia viskas yra padėta. Pasižiūrėkit, šventą raštą beveik visi turi. Pažvelkime į prakartėlę ir į kryžių. Nors Dievas mūsų nenutildi, bet jis tikisi, kad truputėlį patylėsime. Leisime jam kalbėti. Juk net ir laisvą dieną mums padovanojo. O kai ateis laikas mums kalbėti, drauge su Zachariju, garbinkime Dievą. Garbinkime tą kūčių vakarėlį. Už didžią išganymo dovaną. Tėve, nutildyk mano dvasią ir širdį. Suteik man malonę klausytis tavo balsų. Taigi, ačiū, kad klausėte. Iš tikrųjų,
kaip ir šiandien rašo, mes esame įsukti į baisinį sūkurį. Taip atrodo, kad mokymų nėra ir mes čia dabar atlikome darbus. Bet viskas sukasi aplink. Reikėtų galbūt buhalteriją suvesti visus galus, ūkio dalį pabaigti, įsijungitėms savo darbus pasibaigti. Atidavėm jėgas dėl vaikų, ne? Atrodo, užbaigė metus. Aš šiandien bandžiau iš ryto taip pat pagalvoti, kad kuo tolyn, tuo daugyn įsuka tas ratas. Ir tu negali, kuo daugėja žmonių, kuo daugėja padalinų, kuo daugėja visko, iš tikrųjų ta našta atrodo kaip kažkokio akmenį tave sveria. Naujos problemos, kaip tik kas atsiranda iš karto visur žmonės. Ir iš tikrųjų visur atsiranda tam tikros vietos, kuriuose, jeigu tu nekreipi, iškyla problema. Aš vakar stengiausi pamastyti ir galvoti, nes teko dalyvauti šventose mišiose, taip pat galbūt irgi Dievo valia paparčiuose. Aš jau tikrai buvau nusprendus, kad aš nevažiuosiu, nes tikrai daug darbų visokių. Ir paskambina sesutės penktadienį, tai negi laimę mes nesimatysim. Ir ką aš pavadinu valandą. Rimutė prisidėjo ir mes nuvažiavom. Aukojom mišias emeritas Matulaitis. Ir žinot, taip ramiai susėdom pas jas, o tokia ramybė žinot. Ir dar, kaip kalėdinę dovaną, iš tikrųjų visiškai netikėtai, adventų būtent ikoną. Adventų ikoną gavau aš. Gavau aš adventų ikoną padarytą pati pirmąjį darbą tų pačių vienuolių. Ir iš tikrųjų, žinokit, labai palietė, kaip Marija, o širdį Jėzus. Būtent adventų ikona yra tokia. Ir kaip Dievo siųsta ta ikona leido pagalvoti ir pamastyti apie tai, kad iš tikrųjų šiandien meldžiuosi dar labai nuoširdžiai ir melsiuosi už jūs visus, kad kiekvienas permąstytumėte nors šiek tiek savo visus darbus, visus reikalus, susitaikytumėt su savimi, permąstytumėt visus dalykus, kurie galbūt mes esame šventieji iš tikrųjų. Galbūt dėl tos piktosios dvasios veikimo leido kažkaip ne taip pasielgti, kažką ne taip padaryti. Svarbiausia, kad toliau jūs savo gyvenime, jeigu taip atsitiko, keistumėte. Lygiai tą patį aš dėl to sugalvojau. Mes visi esame veikiami tos piktosios dvasios. Ir iš tikrųjų padarome darbus, kurių pergalvoje galbūt nedarytum. Bet kaip įsivažiuoji, nėra stabdžių. O tai yra dar viena diena. O jeigu bus tie stabdžiai, tai iš tikrųjų galėsime džiaugtis tais rezultatais. Tad šiandien siūlau atleisti vienas kitam. Galbūt iškentėti tą kartėlį, kurį vienas nuo kito patyrė. Aš dar kartą iš tikrųjų čia noriu atsiprašyti jūsų, jeigu kas nors buvo ne taip. O kad ne taip, tai aš nenoriu taip. Nes per daug man visko vyksta. Ir siūlau pradėti dieną rytoj su šventuoju raštu. Perdavė sveikinimus visai bendruomenei. Ačiū. Mūsų vienuolės dar kartą primenu, kad jos taip pat
parašyta, ir jos melsis už mus, melsis visą šitą laikotarpį, už mūsų bendruomenę, už žmones, už kiekvieną žmogų mūsų bendruomenės, už Ignaco Kudrėtų žmones, už bendruomenę, už administraciją. Kaip ir tėvas Valerijus iki vakar dar vakare vėlai skambino iki vasario 1 kiekvieną mielą dieną aukos mišias. Aš nemanau, kad mes nepadarysime savo gyvenimuose tų išvadų ir tarkim nenustosime galbūt to blogio, kuris kartais mumyse suveikia. Taigi turime puikias galimybės, manau, kad mes jau pasinaudosime. Na, o vienuolyne iš tikrųjų žmonių krikštą šiandien jau privažiuoja pilną skaičiuotę. Mūsų tėvas Gintaras išvažiuoja 26 dieną, sutiks ten naujus metus. Nauji metai tai malda visą naktį. Manau, kad jei kas nors norėsite, tai tikrai sakykite, bus galimybė, tikrai nuvažiuoti. Mes esame ten, mūsų bendruomenė tikrai didelė galva, kurios uždžiaugiasi ir visą laiką šlovina. O kad jų veidai šviesus ir jų daugėja, vakar teko prakeliauti visą istoriją jau, kuri prasidėjo nuo jau 20 metų, 94 metais. Jos atvažiavo į Lietuvą ir pradėjo nuo tvartelį, o šiandien yra pastatyti didžiuliai pastatai, vienučiai kambariai ir jos yra 15 eilidumai. Tai iš tikrųjų Dievas veikia mumyse. Šiandien mes taip pat melskimės Onutę. Tai mes gyvas teiksime 12 valandą turbūt. Kaip ir sakom, iš ryto čia norim, kad būtų subrendusi papuošti Onytę, kalėdinį. Ta dovana, kad mes melsimės už Onutę, kuri tikrai taip paženklinta tokią gražią dieną atėjo į šį pasaulį. Melskimės už Gintarą, kuris vakar šventė savo gimtadienį. Taip pat visus kitus gimusius per šias dienas. Iš tikrųjų, turbūt taip pat Dievo dovana buvo ir tėvam. Ateina vaikas tokiu laiku, šitos džiaugsmas. Tai pasmatyti, irgi mums duota Dievo kažkas. Taigi, taip pat melskimės mes už popiežių mūsų, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jis ir toliau stiprintų viso pasaulio žmonės dvasiškai. Melskimės mes už mūsų tėvą Gintarą, kad jisai stiprintų mus toliau dvasiškai. Taip pat melskimės šiandien už mūsų mokymus, kad jie paskutinį penktadienį mes laužėme linkėjimų mūsų kolegijos studentais. Tikrai ne iš vienų teko girdėti, kad jie net nešvenčia. Šeimose, labai gailisi, kad šeimose nešvenčia. Šventės nesusėda prie stalo. Ir jie iš tikrųjų suvokia, ką tai reiškia. Nes kitose mokymo įstaigose tokių galimybių nėra išgirsti Dievo žodį, išklausyti rekolekcijas ar ne, paaiškinimus, kas tas yra. Na ir ne vienas pasiima kelią, iš tikrųjų pabandydamas tą pirmą žingsnį savo namuose sukviesti visus prie stalo. Atrodo, mums nesuvokiama, net ir yra. Taigi melskime už tuos, kad jie pasiryžtų, kad jie norėtų, kad tikrai ta šventė širdyje pasijustų ir kad Dievas būtų su mumis. Melskime taip pat mes už mūsų sergančią bendruomenę žmones. Melskimės už Valytę. Net nežinau, šiandien pasiklausiu, dėl to nežinau, kokia situacija pasitaikyti. Į Vilnių perkeliamus kraują. Dabar šiandien mane. Melskimės už Valytę.
seseris, už ekscelenciją prašydami Dievo ramybės, stiprybės ir kantrybės. Melskime mes už išėjusius mūsų bendruomenės žmonės. Melskime mes už Simoną, už Darių, už Alfonsą Vazgį, už Aušrą, už Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Violetą, Ireną, Sigitą. Melskime prisimindami mes mums brangius žmones, prašant Marijos globos, jų sielos ir užtarimų mūsų reikaluose pas Viešpatį. Melskimės mes už mažuosius mūsų pačius. Šiandien jie darželėje taip pat neturi tokį adventinį susikaupimą. Jau šiuo laiku pakrytų ten. Prašykime Viešpatės malonių ir taip pat ypatingai melskimės per intenciją, kad prašykime Viešpatės mes, kad maitintų mūsų dvasią ir širdį, suteiktų mums malonę klausytis tavo Viešpatie. Ačiū.